Sau ramykis. Arba būsira. Ai, tu po perkūnai. Bičiuliai, labas rytas. 25 metų sezonas prasideda. Visų trenksmų negalėčiau pasakyti, nes dar tik tai išplaukiau, bet tikimės, kaip sakau, visada ir visur, ir visi tikimės. O kaip bus iš tikrųjų, tai čia viską parodys šiandien diena, nors jinai tikrai yra nebloga. Tai va, įdomu, iš tikrųjų šitas sezonas, koks jisai bus. Praeitą tikrai negalima teikti, viskas jau buvo gerai. Prisidėjau maisto, tai nežinau, šiandien dienai tai turbūt teks pabūti iki vakaro, nes prisikroviau viską. Įsivaliau valtelę, visą įsiblizginau, pasiruošiau, eisiu traukti kotus, ruošti masalus, leidžiam į vandenį ir paplepėsim tada. Sezoną pradedam. Valai nekeisti, pavadėliai nekeisti, nežinau, kaip aš čia taip. Vakar vos spėjau įsivalyti visą laivelį, pasiruošti. Šiek tiek buvo dar su laivu ir kosmetinių reikalų. Nu, valai matau, kad rašosi, keičiami. Bent jau kiekvieną sezoną rekomenduoju po 1,5, po 2 metrus, gali po 3. tą darbinį, kaip sakau, valą visą, kuris visada praktiškai per meškerės ilgį, jį reikėtų išmesti. Tai tą padarysiu, aišku, ne dabar, vėliau, nes dabar norisi leisti meškerės, ne meškerės, o masalus leisti į vandenį ir žiūrėti, kas čia dedasi. Pirmas išplaukimas, bičiuliai, visi žinot, kaip yra smagu, kai tokia diena saulytė. Vėjukas šiandien turėtų būti tikrai mažas. Nuostabi diena. Tai va, pirmi išplaukimai. Pirmas išplaukimas, čia, sakau, daugiskaitą dar nereikėtų kalbėti. Prisiruošiau šiandien, tai nežinau, čia kaip tokiai savaitai, krepšį maisto ir su termos, ir kava, ir saldumynai, ir žodžiu, ir visa kita, ir užkandukai. Kaip sakant, jeigu pramogaut, tai pramogaut. Tai va, net nežinau, nuo ko pradėti. Kažką įleisim, gal nedidelio pradžiai, kad neišgazdint. Pabandysim užkabinti kokį blizgutį, kadangi saulė. Aš mėgstu per saulėtas dienas kažką su blizgučiu pateikti. Oi, kaip norisi to pirmo lenkimo, tos pirmos emocijos. Tai va, bičiuliai, gerai. Taip sakant, daug nekalbam, žinau, kad jums dideli įsiplėtimai pašnekesių nėra įdomus. Leidžiu masalus ir tikiuosi bus lenkimas. Bičiuliai, lenkimas. Pirmas 25 pasiilgti smūgiai.
Pasiilgtas laikas ant vandens. Atsispyrus, bus įdomu. Gal nieko labai didelio, bet sunku pasakyti, nes. O, blemba, kala gerai. Ir dar uodegaitė tokia. Ne tokia jau ir kukli. Gal dar kaip pirmo, pusėj bėdos. Nu, pirmoji. Pasaidą. Kokie du. Kažkas tai bus toks. Einu aš įsikabdysiu. Taigi, bičiuliai, pristatau pirmą šių metų pirmą lydekaitę. Pasveriam. Nu, šiek tiek apsirikau. 2,575, tai apie 2,4. Ir turim 70. Tai va. Pirmas toks grožis. Smagu. Antras lenkimas. Nespėjau susipakuoti. Nespėjau, žodžiu, anos meškerės susileist. Bam, važiuoja. Net galvoju, įsikabysiu iš graibšto dūmą ir žiūrau, kad šita kala, o blemba, kala gerai. Matot, kas darosi. Atsirišo burnos. Atsirišo noras valgyti. Blemba. Čia bus gera. O tasu. O blemba. Valka. Šita jau gera. Aš taip tikiuosi, kad bus gera. Aš taip tikiuosi. Bet šito visai nekyla iš dugno. Ana tai taip lengvai iš karto į paviršių. Aš šitą užsispaudus. Eina savo, čia jau jaučia krokodilas šitų metų, bičiuliai, krokodilas. Dideli reikalai čia dabar. Kokie 4 kilogramai bus. O, čia blemba gera. Bičiuliai, čia gera tikrai. Net nesitikėjau čia aš iš pavasario tokių. Tas masalas tai mažas grūdelis burnuoti. Nu, bičiuliai, atidarom sezoną. Šekit. Eina savo gera, ne?
Monstras, bičiuliai, monstras iš pavasario, įsivaizduojat. Eina savo. Pasveriam. 6 kilai 50. Šeši kiliukai su pusė. Opa. Įspūdinga, ne? Čiuliai. Superinė žuvis. Viskas. Leidžiam atgal. Opa. Nuėjau. Ačiū, bičiuliai, už jūsų laiką. Paspauskit, užsiprenumeruokit kanalą ir gaudom kartu. Nesitikėjau iš pavasario. Bam, 6,5 kg. Įspūdinga žuvis. Įspūdinga, tikrai smagu. Eina savo, gera emocija. Oras geras. Žuvys kimba, ko daugiau reikia. Pasaka. Super. Čiuliai panašu, kad vėl turim. Nežinau, ką aš jau turiu. Čia kokį kelmą turiu. Jau pasisupratau, ar žolę turiu. Ar žuvį turiu. Žuvį. Nesupratau, įsitempė, viskas nejuda. Atsirišo. Kai pirmai nebuvo, tai dabar atsirišo pilnumoj. Nesupranti, kas kitam gale. Šita kažkokia tai pavargus užkibo. Kitą meškerę, va, taisiausi masalą, persikabinėjau ir atsisuku į šitą girdžiuką trašką, atsisuku žiūrau į viršų ir matau, kad sulinkus, bet niekas jokios gyvybės nerodo. Čia tokia. Matot, ką jinai dar rodo. Velnių prišveitus. Nu, ateini čia. Labai tu čia ir ateit nori. Nu, Siautėjai. Mamukė čia nepavadysi tavęs. Telkia greičiau. Pilkutė. Nu ir vėl kur. Nu. Taip, ką kažko biskį tai neįsimiegojai. Kas tau čia? Nieko įspūdingo. Nesveriu visai bičiu. Op. Visai nesveriu ir keliauju atgal. Opa, mamuliai. Kokie čia mamuliai? Iki mamulės, tai čia kaip iki mėnulio dar jie. Dar jie 6 metai iki mamulės, tos kaip pirmą ištraukiu 6,5. Bet kimba, super. Faina bičiuliai. Faina žvejyba. Pirma žvejyba ir veiksmas vyksta. Nu, super. Ką, judam toliau, turim laiko. Vėl kibimas. O tai duoda veiksmų. O blemba, čia irgi gera. O tai pataikiau į burną įsimes. Čia irgi gera, pažiūrėkit, kas iškotų. Baranka. O štai jau irgi kažkur eina. Kažkur jau eina irgi.
bus nebloga. Gera, bičiuli, gera. Uodegytę iškišo, parodė, viskas aišku. Valų, prašau. Lemba, čia krokodilas, bičiuliai. Čia eina tau. Bičiuliai, čia kokie 8-9 kilai. Eina tau. Paimsiu graibštą, čia žiauru. Eina tau. Blemba, užspaudė. Čia šito ežero rekordininkį. Blemba, eina. Va, ką matot, ką dar rodo. Kokie krokodilai. Jau ten pasakų jiem nepaseksi. Jau jie tau papasakos, susikabinti planerį. Eina savo malką. Žiauru. O, įverčiau, bičiuliai. Dydis. Monstras. Bičiuliai, monstras. Totalus. Eina sau čia. Jau čia reikės dabar padirbėti, įsikabyti. Belen kokiu didumu. Kai didumas. Nu, įdomu bus, bet jaučiu, kad čia būsiu sumušęs rekordą. Pirma žvejyba iš karto susimuši rekordus ir kuo daugiau plauk vis. Ar čia toks didumas? Eina savo ramykis. Arba būsi Aiktų po perkūnai. Eina savo, bičiuliai. Žiūrėk. Lemba viską išvartyti. Pažiūrėkit. Nieko daugiau nereikia sakyti. Trofėjus. Pirma žvejyba trofėjus. Nu, lipk ant svarstyk. Taip, sveriam. Pabūk ramia. Devyni, 3. Bičiuliai, užsifiksavo. Matot. 9, 3, 90. Normaliai? Normaliai. Normaliai. Eina savo. Va čia tai trūksta žodžių. Viskas, leidžiam bičiuliai atgal mėse. Nekankinam. Ai, įdomumo dėliai pamatuojam.
Metras, baik. Čiurliai. Tuoj. Metras 10. Metras 10, metras. Viskas, leidžiam. Leidžiam šitą grožį atgal. O. Nu, plauksi. Žuolė. Aišku, kad plauksi. Kaip tu neplauksi, privalai plaukti. Nu, mažulė. Plaukiam, plaukiam, plaukiam. O, atsistoju į poziciją. Ir gražiai. Opa, nuėjai. O. Bičiuliai. Žvynas. Pažiūrėkit, kokio dydžio lydeko žvynas. Vienas. Žvynas, kokio didumo. Eina savo. Atidarymas galėčiau tai, kad su trenksmu. Bet to ir atvažiuojam visi, kad pagautume tokio dydžio žuvis. Be jokios abejonės, kad jas paleistume, tegul jos gyvena. Jos, kaip sakau, nusipelnė. Tai va, sėdžiu ir galvoju, kad tikrai nesitikėjau tokios emocijos šiandien dienai. Visa valtis baisi, pats visas irgi, bet džiaugsmas didžiulis. Visiems noriu palinkėti tokių laimikių ir tokių emocijų. Gaudykite, bičiuliai. Bičiuliai, veiksmas. Veiksmas. Blemba. Eina vėl. O, blemba. Tiek spėjau. Sriubytę suvalgyti. Jau. Mam. O, blemba. Plėšia iš rankų meškerė. Plėšia iš rankų. Aš čia iš tikrųjų nei pusės taškų nesusiženklinau. Bet čia vėl. Kas čia pasidarė? Čia vėl gera. Čia vėl, kaip pasakau, krokodilas. Nes vėl užspaudė ir viskas. Valo prašo. Prašo valo. Sumažinam greičius maksimaliai. Čia irgi baisinė žuvis. Na, kiek to? O ką to, sakyk, kažkokiu apie 4 keliukų būsiu. Ką to? Tada žiūri tokio makytim į mane ir o ką to maždaug. Ką tu čia? Nu, krokodilė. Krokodilė. Hop, hop, polka su ragučiais. Oi, tai ką moka, tai moka susisukti. Jau ką sugeba, tai sugeba, kas duota gamtos, to neatims iš jų. Nu, sužiop. Liksi su dantiem. Šaukį sakau. Ir paskui žuvų neįkasi. Be dantų.
Čiulps negyvai. Turiu tokį žiaudiklį, iš tikro rampalinis praeitose video rodžiau. Kabinat kablius ir iškabinat. Aš. Kas? Gerai, čia nesusipinti ir nenusitraukt savo visko. Paskui bus daug kišimo. Taip. O bičiuliai, dar vienas krokodilas. Pasveriam šitą. Žinau, kad aš šiandien iš čia nelabai nustebėsiu, bet pasverti yra įdomu. Taip, guliai. 5, 2, 3, 5. Taip, vis tiek keli šimtai gramų litgripas. Tokia. Aš kaip skaudžiai pridėsi, netimsi. Nu, keliauja. Opa. Op. Va šit. Gražiai. Nu, veiksmas vyksta iš tikro. Vėl aš šiai pirmai užsidėjau žemę, viskas tvarkoj. Vėl chaosas. Tai va, bičiuliai, tokia šiandienos mūsų dienelė, toks tas atidarymas. Žodžiu, reziumuojant, kaip visada gale žvejybos, tai žvejyba bus skaityta, atidarymas pavyko labiau nei tikėjausi. Laimikiai, kaip matėt, buvo ir kiekis didelis tikrai, ir dydžiai dideli. Tai jau tokį sakyčiau, net, kaip sakau, XXL-ai. Mamukės į valtį parėjo tikrai didelės žuvys, įspūdingos, kovos aršios, jos dabar tikrai stiprios. Tai va, viskas pavyko, diena gera, dabar biškai pakilo vėjukas toksai. Pirmai tai iš vis buvo pasaka, viskas nurimo, kaip ir buvo žadėta, saulytė dangui raičiuojasi, pasaka. Viskas traukiu meškerės, pakuosėsiu, judėsiu link namučių. Tikiuosi visas video patiko, tai visada ačiū, kad žiūrit ir pasimatom kituose video. Iki!